Labas Audriau, kur mes esam? Esam Druskininkuose, trasa visiškai kitokia ir galvoju, kad šiandien ir rytoj bus dar sunkiau, bet bandysim. Tai šiandien treniruotė? Jo, šiandien treniruotė, bet apėjau trasą ir labai gerų nuotaikų nėra, nes labai sudėtinga konfiguracija, tai bandysim šiandien mokintis. Bandysim ką nors atremti. Tai bandysim iš elefantų čempioną paimti. Turim taikinį nusipiešę, tai bandysim klijuoti ant durų ir taikyti. Gerai, sėkmės. Ultraviolet. Nu ką, suvažiavom pirmą treniruočių sesiją, atrodė baisu, bet iš tikrųjų didelis greitis ir dar netgi mažiau stabdžio naudojama, permetam mašiną, šveičiam į šoną, tai super, įdomu, labai įdomu. Matysim, kas bus. Darom suvedimą, buvo gal lygiai ant 0 išvirtimą, tai dabar darom 0,4, kad būtų agresyvesnė. Pasikoregavom suvedimą, galinį suvertėm ratus į vidų, per 0,4 buvo lygiai ant 0. Daugiau žymiai sukibimo, agresyvesnė mašina, didesnis greitis, tai sakykim pataikėm. Tai dabar bandysim gerinti visus klipus, visą važiavimą ir turėtų pučiutą. Mūsų Ovidijus norėjo gerų kovų, tai nebesilaikiau jokių ribų, variau virš galimybių, tai šiandien poriniuose treniruotėje padarėm turbūt tą, ką dar nesam padarę. Tai ir ne vieną kartą, gal kokius 4-5 kartus iš eilės, tai labai patenkinti, nu ir klausysim, ką Ovyda toliau lieps daryti. Ką, baigiam treniruotės, viskas, važiuosim ilsėtis, tai man gerai sekėsi, o kaip jums atrodo sekėsi? Norėjęs artimesnių kovų. Trūko, porą metrų tikrai trūko. Gal kaip gali trūkti porą metrų, jeigu su ratu nubraukit ten šoną arba buferį? Ne, šiaip buvo gerai, šiaip iš tikrųjų trūko vietam sinkroną, bet šiaip bendrai paėmus šiandien buvo tikrai drąsiau negu praėjusius kartus. Bandysim įsilsėti, rytoj kažką parodyti gero ir įdomaus. Tikėkime, kad technika atlaikys, padangų turim, oras geras, nelis, tai bus gerai. Labas rytas, nu ką, sekmadienis, išaušo varžybų diena, tai važiuojam ruoštis, dar pradžiai atsigersim 2 kavos ir bandysim sukovoti. Klipas, ketvirtas yra šitas išorinis klipas, jis šiek tiek anksčiau negu būdavo per praeitą areną kapą. Iš tai jis būdavo čia. Linija ir vertins stilių Jakobas, tai bus geriau vertintas. Tai daugiau neturiu pasakyti. Taigi sveiki, ir aš pasisveikysiu su visais, tai antrasis kampas vėlgi čia toj pačioj trasoje, viskas kaip ir aišku turbūt.
Eglė Gaižutytė 0. Na, o dabar Molėtuose supylė savo automobilį, laimėjęs, tiesą sakant, nukeliavęs iki top 8. Audrius Kasparas. Drift Fox iš Šiauliai komanda. Ir tikra jo Emkė. Pirmas sezonas jam, gaila, kad greuna kugelį. Pirmas važiavimas bus įskaitytas 0. Paplojame už pastangas Audrius Kasparas. Manau, kad visai neblogai pritrynęs gumą. Na, vienas iš tų retesnių atvejų, kada pilotas pasimeta trasoje, bet Audrius Kasparas, žūtbūt jam reikia taškų. Žūtbūt. Šou elementai pas Audrių Kasparą, iškeltas kumštis į viršų ir gerbimieji teisėjai, ar mes turime taškų? Baigiam kvalifikaciją, tai pirmu per plačiai leidau, numušiau kugiuką, tai gavau 0, bet antru visiškai, ta prasme, nesisaugojau. Tai šiek tiek pasivėlinau pasistatymą ir kad gal nenumuš kugiuką, čiut pasistabdžiau ir gal gazą iki dugno neatsidariau iš karto. O daugiau visą trasą, tai taip kaip ir mokėjom, taip kaip reikėjo kalno gazu, viskas gerai. Tai manau pasistatymę praradau kelis taškus iki kokių 90, bet gavom 84 taškus, tai viskas gerai. Aukščiau negu vidurys, sakykime, prie viršaus, tai bandysim tą paporas. Gerai, o dabar toliau matau, kad Audrius Kasparas ir Gediminas Žigutis yra įsitaisę patogiai prie starto linijos. Audrius Kasparas neblogas rezultatas, jo 8 pagal kvalifikacinį rodiklį. Gediminas Žigučiui, na, padarius 3 su virš metų pertrauką, jaučiasi šiek tiek, kad reikia treniruočių, reikia daugiau važiuoti. Įsibėgėja Gediminas Žigutis taip, kad šiek tiek ir kontaktą gauna Audrius Kasparas. Pastarasis nuvažiuoja toliau, o tuo tarpu Gediminas Žigutis sugeba apsisukti trasoje. Faktas, kad nebus labai teigiamas rezultatas į jo pusę. Na, nepanašu, kad automobilis kažkaip tai būtų ryškiau pas Audrių Kasparą nukentėjęs. Ir štai čia pirmasis karštesnis epizodas. Taip, atrodo, kad kontakto kažkokio ryškesnio nebuvo. Gediminas Žigutis galbūt pats savo iniciatyvą apsisuka. Linkėjimai Motorsport Ukmergė komandai nuo mūsų tiesioginės transliacijos žiūrovų, o tuo tarpu mes susikeitę vietomis važiuojame toliau. Gediminas Žigutis priekyje, Audrius Kasparas iš paskos. Čia jų dar kartelį dvikova ir kol kas sklandžiai suvažiuoja jau bent jau šiai sektorių ir pusė trasos. Gediminas Kasparas, smagu, kad niekur toli nenusileidžia. Visai su kiekviena varžybų diena įgauna vis daugiau patirties Audrius Kasparas. Kol kas rodo, kad su didžiuliu noru ir su didžiuliu palaikymu jis gali sėkmingai važiuoti drifte. Ir Audrius Kasparas keliauja toliau, galime pasveikinti jį, jis jau top 16 etape. Jums atžymėja mano mašiną, kai su traukiniu, bet tam tos mašinos įskirtos daužytės, ne? Nieko, prisiminti mane. Na tai aš tas, nieko prisiminti. Visą malonu buvo, kaip sėkmės toliau.
tokiu stipriu smūgiu, po to turėjau važiuoti saugiai, palei visus nurodymus, bet nevažiavau saugiai. Rėmiau kiek įmanoma, tai čia ir yra varžybas ir kur daugiau rems, jeigu ne varžybas. Nu ką, mūsų ponas Žigutis va, papašenkikė, biškai nudegino nuo greičio, paskaldė slenkstuką simboliškai ir truputį priartėjo link kėbulo link. Dėja, bet Dainius Bikuntas, kad ir buvo puikus, bet negalėjo prilygti. Tuo tarpu čia Audrius Kasparas ir Jonas Venskauskas. Gražus Audriaus Kasparo įstatymas. Jonui teko čia pasitempti. Gražiai prisitaiko prie trasos Audrius Kasparas. Tolygus važiavimas. Persimetimas. Audrius Kasparas tikrai padarė gerą darbą, bent jau dabar, tai tikrai puikus lead runas mano akimis, dabar turi būti ir puikus chase'as. Jonui reikia labai pasistengti. Jonas Venskauskas priekyje, Audrius Kasparas iš paskos. Raudona vėliava. Falsartas, tai procedūrą mes dar kartelį pakartosime. Pilotai važiuoja prie starto linijos. Audrius Kasparas iš paskos, Jonas Venskauskas priekyje. Labai Jonas užvėlino persimetimą, bet Audrius Kasparas sėkmingai prisitaikė prie šio išbandymo. Mes skelbėme one more time'ą. Na, o čia pakartotinė dvikova, kas keliauja top 8, Audrius Kasparas ir Jonas Venskauskas. Kasparas važiuoja priekyje, priminsiu, su tikra MK 330 arklių. Supylęs jau pakankamai kapitaliai 2 kartus per šį sezoną, tačiau tai yra debiutinis jo sezonas, o kol kas tikrai pakankamai nuožmiai nusiteikęs Audrius Kasparas važiuoti drifte ir panašu, kad ir resursų, ir pasitikėjimo savimi, ir įgūdžių tikrai jam pakanka. Ponios ir ponai, štai toks pirmasis važiavimas tarp Audriaus Kasparo ir Jono Venskausko. Jonui taip pat yra pirmosios oficialiai varžybos, tačiau treniruočių turėjo ir Marijampolėj, ir Kačerginėj, ir Kėdainiuose. Tikrai yra įvaldęs techniką, nėra visiškai žalias, tačiau tokios kaip ir pirmosios rimtesnės varžybos jam yra būtent šiandien. Jonas Venskauskas ir Audrius Kasparas, būtent pastarasis ponaitis Audrius, seks iš paskos, dabar susikeitė vietomis. Dar kartelį pasižiūrėkime. Sklandi, tokia nuožulni iniciacija, bet didesnės dramos. Kasparas spaudžia savo oponentą. Tikrai pakankamai nedėkingoje vietoje buvo prisispaudęs prie šono paskui Venskauską.
Na tikrai, matosi, kad dirba Kasparas ant spaudimo, tai tikrai kaip tik tai įmanoma. Neduoda ramybės Venskauskui, Audrius Kasparas, wow. Labai apylygio kova, tačiau pusę taško laimi 26 numeris Audrius Kasparas. Nugalėjom top 3-2 porą, nugalėjom top 16 porą, pakliuvom į top 8. Top 8 važiuosim turbūt su šiandienos čempionu Aivaru Maciulevičium. Kažko nesitikim, nebent jo klaidos, tai darom vabanką, leidžiam slėgį iki 1 baro, važiavom su 1,8, tai realiai ant dvigubai, kad pagaučiau ant greičio ir matysim, kaip seksis. Bus sunku, bet viskas, nėra kur dingt, tai bent suvažiuokim neblogą porą. Apylygės dvikova šiandieną daug one-more-time, iš tikrųjų ne taip, kaip buvo praeitą kartą čia Druskininkuose. Labai nuožmi top 8 dvikova, Aivaras Maciulevičius, Audrius Kasparas. Įdomių kampų užsistato Aivaras Maciulevičius, tikrai Audrius Kasparas vos nepapuola į friendly fire, galima sakyti taip, Audrius Kasparas spaudžia savo oponentą. Įdomi dvikova čia, Aivaras Maciulevičius. Nuožmiai ir plačiai, pažiūrėkit kaip prilipęs Audrius Kasparas, wow. Na, Audrius Kasparas tikrai turi vieną nuožmiausių savo pašonėje oponentų, tai yra Aivaras Maciulevičius. Aivaras Maciulevičius daugkartinis podiumų vizitorius, nuožmus kiekvienam ir neįkandamas kiekvienam, taip kad žiūrėsime, kaip dabar susiklostys šis važiavimas. Audrius Kasparas, iniciacija jo, Aivaras Maciulevičius iš paskos. Puikiai susilipdo sinchronas per Wi-Fi, Aivaras Maciulevičius. Rūkščiai spaudžia savo oponentą. Aivaras Maciulevičius iki galo, Audrius Kasparas, ponios ir ponai, geras čeisas, dėkingas dėl gero lydo. Manau, kad čia buvo vienas gražesnių važiavimų apskritai šiandien. Tikrai finalo verta kova, bent jau taip atrodo. Ponios ir ponai, skelbėme nugalėtoją ir tai yra Aivaras Maciulevičius. Ką, suleikėm top 8, ne? Jo. Važiavom prieš čempioną turbūt šiandienos ir apskritai semi-pro vienas stipriausių lyderių. Tai metėm visus kozerius, susimažinom barus, sakom, ant greičio nepavysim, tai darom virš galimybių, kad pavytume. Ir jokių abejonių, tai taip ir padarėm. Pasistatėm. Taip arti buvo. Pasistatėm, va taip arti duris, visą trasą suvažiavom gražiai, gal kažkur vienur, nes didelis sukibims, taip pasidiorginau, kaip sakoma, bet šiaip ką suvažiavom ir ką esam bandę su juo suvažiuoti, tai du skirtingi dalykai. Tai realiai mes nugalėjom savo visus įsitikinimus, ką galim važiuoti prieš tokius driverius, o dabar dar tik treniruotis ir jau iš tikrųjų įrodyti, ką galim važiuoti. Žinom, ką galim, ne? Labai gerai.